Geras rungtynės iš abudu pusės ir Švenolė tikrai mano komanda. Aišku, buvo ir klaidų padaryta, bet tikrai Švenolė, kad taip gerai buvo. Buvo daug momentų, kur mes kontrolavom. Aišku, trečią fazę ten šiek tiek to geresnį pasų, kad įvartį atsirastų, kad smūgį atsirastų. Ir tada gal, net nežinau, ar daug smūgavom, bet aš manau, kad ne. Bet mes buvom daug kartas prie to bauda aikštę, bet tik trūksta, kad to pasą geresnį. Ir aš manau, mes turėjom labai geras progas įmušti įvartį. Ir gal rezultatas būtų kitoks. Treneri, gal čia mano tokia nuomonė, bet Banga geriau žaidė, kai Žalgirio buvo 11 žaidėjų, o ne 10. Ir tų atakų pristatymo kamuolio baudos aikštelė nebuvo daug. Gal kuo paaiškintumėt, kad per tą pusvalandį praktiškai nepavyko sukurti be Venskaus smūgio ir Tolimo Andrejevo smūgio jokių tokių pavojingų progų? Žinot, kartais norisi to iniciatyvą imti. Komanda nori imti iniciatyvą, kad padaryti savo to šansą komandą, kur įmušti įvartį ir pradam skubėti, kur nereikia. Mes labai gerai buvom 11 prieš 11 ir iš tikrųjų nereikėjo pakeisti ir aš nepaprašiau, kad pakeis, bet gal į galvą žaidėjas galvoja, kad vienas mažiau varžovų ir tada reikia kažką greičiau, kažką įdėti, bet iš tikrųjų nereikia keisti žaidimų, todėl tu varžovų dar gynės to 4-4-1, galima taip sakyti, tai dar yra 2 linijas 4, kur tu turi aplošti. Ir jos tu tik aploši žaisdamas tas pats su kokyba, kad tu iki ten eitų. Tiek per vidurį, tiek per kraštą. Aš manau, kad pakeitam šiek tiek, kad mes normaliai darom ir dėl to ir tos kamuolus pristatyti baudą aikštę ar daugiau smūgis atsirado, kai buvo 1-10. Gaila, tikrai gaila. Pristatėt dar vieną naujoką iš Brazilijos. Kokio tai profilio žaidėjas ir kaip manote, ką jis komandai suteiks gal ir artimiausiu metu? Su tokiais budžetus mes sunku prognozuoti per daug į priekį, bet tikėsim, kad adaptuos ir kad padės komanda. Buvo geras lygis žaidas, žaidėjas, kur norim, kad aštrintų žaidimą mūsų ir padėtų mūsų zonas, kur mes turėjom traumuotus, tai kraštzona, kraštsaugai. Ir tikėsim, kad pridės kokybę mūsų komanda, todėl manau, kad komanda jau tobulėjo, jau eina į priekį. Aš manau, kad dar vienas žaidėjas į priekį tikrai padėtų, kad mes sukurtum tos daugiau momentus prie varžovų vartų, todėl mes iki ten jau pradame eiti, tai tikrai laimingas dėl to. Ir pabaiga, ar Europos varžyboms grįš Žebrauskas su Filipavičium? Nei Rokas, nei Natanu, nei Aron grįš į Europą, tai tos 3 žaidėjas, kur operacija, Aron neturėjo operaciją, bet kitas 2 turėjo operaciją, tai jos nebus Europą, dėl to ir mes bandom pasiprinti komandą, todėl žinom, kad jos nebus. Vis tiek noris gerai pasirodyti. Ir dar noriu pasakyti, kad ačiū mūsų fanai, kad atėjo į rungtynių. Ir aš netylėsiu, kol esu čia. Ir vienintelė komanda, kur per šitas 2 turus turėjo tik 4 dienas poilsio į rungtynių.